Tai esame Jurbarko šaudykloje ir dabar matau 3 naujausias optikas. Kiek matau vizualiai, čia atrodo 2 vienodos, o viena naujausia Alpex Pro. Tai Simukai man paaiškink, žmogui pradedant medžioti, ar jis jau yra patyręs medžiotojas, kuom skiriasi Alpexas Pro ir nuo šitų 2 optikų. Technologijos absoliučiai skiriasi. Alpex Pro yra skaitmeninis taikiklis, su kuriuo matai vieną spalvotą vaizdą, kuris praktiškai prilygsta dieniniai optikai. Čia turim jau termovizorinę optiką. Tai nėra visai 3 skirtingi modeliai. Iš esmės tai yra ta pati serija, Neo serija, ką mes čia turim. Praktiškai nauja serija, kadangi išėjus nepilnai prieš mėnesį. Tai pas tave rankos yra 35 lešių termovizorinė optika, čia yra 25. Iš esmės tas pats modelis, paprasčiausiai skiriasi šiek tiek raiška ir aptikimo atstumas. Technologijos, kaip minėjau, praktiškai kardinaliai skiriasi. Tai ir jų panaudojimas kažkiek tai panašus, kažkiek tai skiriasi. Su termovizoriu mes matysim karštą objektą. Iš esmės, jeigu šiandien saulėta diena, mes matytume, jeigu tai yra akmuo, jis matytųsi tiesiog apskritas karštas objektas. Jeigu tai yra skaitmeninis taikiklis ir mes žiūrėsime tą patį akmenį, tai matysim, kokios jis yra spalvos, kokios formos, ta prasme, daug viską detaliau. Tai lygiai taip pat ir medžiokliai. Jeigu mes iš esmės važiuojam apsidaryti su skaitmeniniu ar tai taikikliu, ar labiau su žiūronais dairomės dažniausiai, ar tai į elnius, į raguotus žvėris, tai mes galim identifikuoti ragus tiek dieną, tiek naktį su infraredinio pašvietėjo pagalba. Tai pavyzdžiui, Alpex Pro be pašvietėjo aš naktį negalėčiau vertinti žvėries. Jo, tu matytum iš esmės juodą vaizdą, kadangi skaitmeninių taikikliui, vadinamai kamerai, nes iš esmės tai yra tiesiog kamera, jai reikia kažkokio šviesos šaltinio. Taip. Tai naktį to šviesos šaltinio nėra. Jeigu tai yra mėnesiena, pilnatis arba daug sniego, dažnu atveju to pašvietimo užtenka nuo sniego, nuo mėnulio, tačiau jeigu norim aiškiai ir labai detaliai identifikuoti, tai mums reikalingas pašvietėjas. Kad galėtų matyti gyvūną naktį. Taip, lyginant Bet tu nematysi, kai su termo baltai. Ne, tu matysi iš esmės gyvą vaizdą. Gyvą vaizdą labai lengvai palyginti galima kaip kameros. Mes kameros ant šėryklų turim, tai iš esmės lygiai tokiu pat principu dirba, jos dieną rodo spalvotai, naktį rodo nespalvotai, bet kadangi yra pašvietėjas, mes tą naktį šėryklą apsišviečiam. Faktas, kad termovizorius jisai tikrai daug pranašesnis, daug lengviau aptikti, identifikuoti. Jeigu mes norim detaliai apsižiūrėti, įsivertinti, tai skaitmena šioje vietoje yra pranašesnė. Kalbant apie ragus. Kalbant apie ragus, jeigu mes su termo nematysi ragų. Šia dažniausias klausimas turbūt pasitaikantis, renkantis ar termovizorius, ar skaitmena, bendrai taikiklis ar priedėlis. Tai čia dažniausias praktiškai klausimas, ar aš matysiu ragus. Tai iš esmės su termovizorium ragus tikrai galima matyti, bet visa tai priklauso nuo oro ir nuo atstumo. Na, jeigu 38 kaitė ragai, jo, ir atstumas 50 metrų, tai iš esmės mes juos matysim. Bet detaliai negali. Detaliai turbūt, kad neįvertinsim, viskas priklauso nuo situacijos, bet jeigu mes kalbame apie 2, 3, 400 metrų, tai iš esmės šitoje vietoje reikalinga tik skaitmena, jeigu mes norime tokio atstumo matyti ir gerai identifikuoti ragus. Tai visą tai tikrai įmanoma padaryti su Alpexu. Kas liečia kainą, tai faktas šita mūsų prieš mūsų nauja serija, kuri yra, tai tą skirtumą šiek tiek sumažino, kadangi dabar jau termo takiklį galim įsigyti už 800 eurų. Tai taikiklis bus be tolimo, čia bus ne aukštos raiškos, bet iš esmės medžiokliai to pilnai užteks. Ta kaina šiek tiek koreguoja, bet jeigu imant aukštesnės klasės premium taikiklį, tai iš esmės ta kaina, kas liečia termovizorių, reiktų dauginti iš 4 kartų. Tai termooptika principė gali 2 skaitmenas jau nusipirkti realiai. Netgi 4 išeis, nes termo taikiklis grubiai prasideda nuo 4000. Aukštos klasės, kokybės aukštos, grubiai kaina yra apie 4000. Kas liečia skaitmeną apie 1000 eurų. Mano nuomonė, kad vis tiek Hikmikro ateis iki to varianto, kad padarys 3 viename optiką. Tai tų minčių yra, tai yra... Nu čia aš galimai, tai aš tai nežinau, bet reiškia, jūs žinot. Tai yra konfidencialu, bet iš esmės apie tai šnekam su gamintoju jau ilgą laiką. Tai aš lygiai taip pat manau, kad tai yra laiko klausimas. Faktas, kad kuomet mums reikės sutalpinti kelias technologijas, kelis objektyvus į vieną optiką, tai jinai išdidės. Tai iš esmės, kur reikėtų, tai labai mažo termokanalo ir gero skaitmenos. Kad ko trūksta iš esmės skaitmenai, tai trūksta termovizoriaus. Tai ką noriu pasakyti, kad iš esmės mes vien tik su skaitmena labai sudėtingai pamedžiotume. Mes kažkur turim turėti termovizorių. Tai jeigu tai yra rankinis termovizorius, tinka, arba tai yra, turi būti žiūronai,
kad mes žvėrį galėtume identifikuoti. Taip. Nes paprastai braukiant per lauką ar važiuojant ar sėdint bokštelį, per lauką braukiant su skaitmenu labai sudėtinga rasti tą žvėrį. Tai mes turim turėti termovizorių. Tai vat klientam, partneriam vis laik šitą paminiu, kad iš esmės medžiotojas, jeigu jis neturi jokio įrenginio ir nori pirkti Alpexą, tai tikrai nerekomenduoju, kadangi bus labai sudėtinga medžioklė. Turėtų būti pradžiai žiūrima į termovizorių, bent jau monokuliarą ir tada taikiklis skaitmeninis. Tai iš esmės skaitmeną mes turim kombinuoti su termovizoriu. Bet kas liečia taikiklį termovizorinį, tai viskas ok, termovizorius yra daug pranašesnis, blogom oro sąlygom, aptikimui, viskas daug greičiau. Bet jeigu mes norim vėlgi prieinam identifikuoti žvėrį, tai tada galima žiūrėti Habrok žiūronus, kurie turi ir skaitmeninį kanalą, ir termovizorinį. Mes identifikuojam žvėrį su termovizorium, apsižiūrim, ar jisai vertas, tinkamas ir tada jau priimam sprendimą su termovizoriniu taikikliu arba priedėliu. Yra viena detalė dar, be kurios neišvengs joks medžiotojas norint užsimontuoti optiką, tai yra laikikliai. Kiekvienam šautuvui juos parenkam individualiai. Jeigu pas pat yra blazeris, tai blazerio yra sistema nuo seno, yra visiškai kitokie taikikliai. Laikikliai, jeigu tai yra tik mauseris, CŽ-tas. Biškai parodyk į kamerą. Tai iš esmės yra, tikrai galima pritaikyti. Per šoną pasumus laikiklius, aš pats juos naudoju, tai tikrai esu patenkintas. Tiek kainos ir kokybės santykių. Tai iš esmės ant šautuvo uždedam 2 bazeles, priekį ir gale. Ir turim savo optiką, čia yra imitacija, ir tada optiką maunam ir užsukam, užfiksuojam ant šautuvą. Kokia kaina šitų laikiklių? Įprastai tą kainą atsimenu 2 optikom vienam ginklui, kadangi toks dažniausias komplektas, optika būna sumontuota dieninė ant stacionarių laikiklių, tai mums reikia pakeisti tiek dieniniai optikai, tiek naktiniai laikiklius uždėti, tai grubiai 400 eurų yra vienam šautuvui 2 optikų. Tai greiti, patvarūs plėviniai laikikliai. Lygiai taip pat, jeigu mes turim keli šautuvus namie, mes uždėjom tas pačias bazės ant kelių šautuvų, galim tarpusavį tą optiką kaitalioti. O! Medžiotojų būrelio vadovas gal atvyko? Ne, bet atvyko žmogus, kuris norėtų pakviesti jūs pasitestuoti. Matau daug teorijos, bet mažai praktikos išbandymų, tai neįsivaizduoju, ar jūs čia supratot, kažkas nesupratot. Tai kviečiu ant pylimo, šiek tiek mesim iššūkį jums abiems. Tai vienas imkit vieną optiką, kitas kitą. Nežinau, kuris kurią, bet rungtys 4 bus, jos skirsis. Su viena optika bus lengviau, su kita sunkiau, tai nežinau, sėkmės palinkėsim. Tai viską dar paaiškinsi? Paaiškinsiu, aišku. Tai matau, pasirinkot įrenginius, Rokas su Neosu bandys, Simas su skaitmena. Bus 4 rungtys, labai greitos. Jūs nežiūrėsit, kaip aš ruošiuosi, žiūrėsit į tą pusę, aš bėgsiu į tenais. Duosiu ženklą, atsisuksit, diskutuosit, kas ką mato, ko nemato, kodėl nemato, galbūt kaip stipriai gali viską tai mums reikia apžiūrėti. Aptikti kažką. Aptikti mane. Pirmoji rungtis, aptikti mane reikės. Taip. Žmogų. Taip. Nežinia, kuris įrenginys geriau suveiks. Geriausias turėtų Klausimas. būti greičiau. Užduotis prasideda. O, signalą gavom. Nu. Pradžiai įsijung, dar reikia atrodyti. Pasislėpęs. Nu va, aš radau su termo, nes mačiau įkaitusią galvą. Man nieko nepavyko rasti, vat, kaip ir prieš tai minėjau, kad be termovizoriaus praktiškai... Jo, bet čia irgi labai sudėtinga, nes dieną filmuojam, tai... Šiuo metu labai karšta, šiaip yra, tai ta prasme labai visas paviršius įkaitis, bet iš esmės vis tiek pavyko aptikti. Tai paim hebrai uogų! Tai su termovizoriu iš esmės pavyko aptikti, nors sudėtingai, bet kadangi karšta diena, bet su skaitmeniniu taikikliu... Bet jis labai sudėtingai buvo įlendęs į krūmus. Mažas matai, koks yra. Antroji rungtis bus. Reikės identifikuoti objektą. Jūs turėsit suprast, kas ten per daiktas. Tai nebus standartinis daiktas, patikėkit manim, nebus, nežinau, plyta. Jo, tai iš esmės, mano nuomonė, kad Alpexas šitoje vietoje bus pranašesnis, kadangi mes turėsim spalvotą vaizdą, aišku, detalų, tai manau, kad pavyks man Bet gal nesunkiai. bus ten šiluminis koks daiktas, paukštis, imituotas su pašiltukais. Jeigu toks atvejis, tada tu laimėjai. Tai manau, kad turi būti vis tiek lygios jėgos. Turi būti lygios teisės visur. Visur. Nu, važiuojam. Ok, bandom.
kažką matau pievoj, jau plika akim, dabar tik supras, kas ten yra. Ten yra kepurė. Tuo aš įsijungsiu, tiksliai pasakysiu. Nu, žinok, ne kepurė ten. Dėklas kažkoks. Aiškiai matau spalvas viską, bet nepavyksta supras, ką tas mūsų kolega atsivežė. Nu, manau, Kažkoks kažkas apvalus kartingo, daiktas, va, padanga kažkas. Jo, kartingo padanga. Teisingai. O, Trečia užduotis bus tokia, kad jūs turėsit perskaityti man lapą A4 ties 100 metrų. Nežinia, kaip seksis su termovizorium tą daryti, pasižiūrėsit. Kaip seksis. manau, ne. Kad aš jau tą padarysiu. Užduotį turim perskaityti, kas yra. Ant lapo. Ant reikia lapo. parašyta. Nu, su termovizorium, kaip ir sakau, matau kažkokį baltą kvadratą karštą, bet kas ten tiksliai yra, žinok, niekaip aš nepasakysiu. Jo, yra abecėlė. Kai tu eini, žinai, pas daktarų, tikrinta kikės. Tai iš esmės, kaip ir įvykdyta, faktas, kad šiek tiek miražų yra nuo Žemės, tai šiuo metu, kaip sakau, tropiniai karščiai, tai sudėtinga kiek identifikuoti pačias mažiausias ar žemiausiai esančias raidės, bet... Jo, su termonėje Bet nieko iš esmės, neįmatys skaitant, tu raidės. gali įsivertinti minimaliausias raidės, kas parašyta. Jeigu tai būtų žvėris, mes galėtume pasakyti, kokie ragai identifikuoti. Su termo to padaryti praktiškai nėra įmanoma. Ir ketvirta užduotis bus pažaisit su tolimačiu. Aš nusišausiu jūs tikslų atstumą, o jūs turėsit, žiūrėsim, kuris greičiau susigaudys pačiam įrenginį ir greičiau tiksliau nusišaus tikslų atstumą. Ar tikrai gerai išmatavai? Kolega pasakė, kur matuoti yra koliukas. Ar pasitikim kolegamis? Ir mes turim tiksliai. Nu, jisai išmatavo iki mūsų nuo koliuko kiek yra. Tai manau, kad kuo tiksliau reikia pataikyti. 100. 100. Nu, mano spėjimas šiek tiek kitoks. 100 kažkas biški gal. 105. Jau dabar. Dar pabandyk. Nu, aš nežinau, ar mano teisingas, bet... 85 kažkas galbūt. Nu, tai Nežinau. koks tavo spėjimas? 95. Mano 83. Teisingas atsakymas 85. Nu, Tai va, 95, tai aš buvau. Vienas skaičius. Tai gerai, šaunoriai, padirbom gerai. Jo, tai iš esmės skirtumai labai paprasti. Kiekviena Nu, tu- technologija labai skirtingai naudojama. Iš esmės, tai reikia labai įsivertinti, ko trūksta, ką turim pas save asortimente ir tą technologiją pasirinkti, kuri yra reikalinga. Tai va, tai kiekvienam linkim turbūt teisingai ir gerai pasirinkti technologijas, kadangi pasirinkimas šioje dienai yra labai Daug didelis. didelis, jo. Daug ir gamintojų, daug ir technologijų, tai iš esmės rinkitės atsakingai ir teisingai. Tai dabar kišeniai kortelė, grini pinigai nesvarbu, turi 1500 eurų ir, pavyzdžiui, ką tu pats asmeniškai patartum už tą sumą nusipirkti gerą optiką ar priedėlį ar žiūronus. Tai va, yra 3 variantai, ką reikėtų už tą sumą geriau nusipirkti. Išnaudoti geriau. Tai iš esmės čia tokio vientiso teisingo atsakymo gal ir nėra. Viskas priklauso, ką tu turi šiuo metu įrangoje. Nieko Jeigu nieko neturi, tai iš esmės tau bet kokiu atveju reikalingas kažkoks tai monokuliaras, kad tu galėtum stebėti, nes kaip žinom, su optikom, priedėliais mes ne viską galime medžioti. Tai šiuo atveju, jeigu tu nieko neturi, aš galbūt siūlyčiau rinktis priedėlį. Jį galima naudoti kaip ir monokuliarą. Su modulinė sistema tai tikrai labai paprasta. Tai tuomet tu galėsi naudoti ir kaip monokuliarą, reiškia tą patį daiktą, ir uždėti ant ginklo atlikti šūvį. Kuris šio modelis yra? Tai jeigu apie 1500 kalbant, tai manau, tai būtų modulis TH35 Thunderis 3, 35 lęšių, vidutinės raiškos termovizorius. Puikiai atliks savo funkciją tiek stebint, tiek medžiojant kaip su priedėliu. Tai kas liečia 1500, manau, ir neturint įrangos, tai būtų šis variantas. Jeigu mes turim termovizorių kažkokį tai stebėjimui nuo seno, tai labai dažnas atvejis jau turi įsigiję labai nuo senai, tai tada siūlyčiau žiūrėti skaitmeną, kad mes turėtume vaizdą, su kuriuo galime identifikuoti. Tai ar tai būtų žiūronai, kurio yra skaitmeninis taikiklis kanalas, tai HE žiūronai 1500 grubiai kainuoja, ar tai būtų taikiklis, tai tada linkčiau, kad turėti 2 skirtingas technologijas, tiesiog ir jas abidvi išnaudoti. Tai žodžiu, variacijų yra. Tai ką, Variacijų ačiū yra. Simai tau už informaciją. Ir manau, kiekvienas žiūrovas kreipsis pas jūsų visus sistemos, HIK Mikro. Jeigu reikia pagalbos, tai tikrai
padeda labai greitai ir jeigu kažkokia problema, labai greitai sprendžia. Tai ką? Iki sekančio. Iki sekančio. Ištestuosim Jo, įrangą jo. ir tada lauksim su įspūdžiais. Jo.